Mes kiekvienas savo gyvenime turime du pagrindinius santykius, tai yra su mama ir su tėčiu. Tačiau tėtis labai dažnam žmogui yra tas žmogus, kuris yra išorinio pasaulio atstovas. Ir taip, tai yra visiškai natūralu, nes mama tai yra mums pirmas savas žmogus, o tėtis yra pirmas žmogus atėjęs iš sociumo. Ir labai daug žmonių turi reikalų ar tokių nuoskaudų, pykčių, nepasitenkinimo būtent su tėčiu. Tai jeigu jums yra svarbus jūsų ryšys su tėčiu ir jūs suprantate, kad jisai yra ne šiaip sau, ir jeigu jūs jaučiate, kad jums yra svarbu atkurti širdyje savo ryšį su tėčiu, atkurti taiką su tėčiu savo širdyje, aš labai kviečiu jūs prisijungti online kurso Tėtis, kuriame jūs iš tiesų eisite link taikos, gydysite savo žaizdas ir perdėliosite būtent ryšį su tėčiu, priimant tėtį širdyje, nepaisant to, ar jisai dar yra gyvas, ar jūs jį pažįstate, o galbūt jisai yra išėjęs anapiliną, o galbūt jūs jo niekada nepažinot. Tai yra visiškai nesvarbu, nes jeigu jūs esate šioje žemėje, jūs turite tėtį ir tėtis yra gyvas jumise. Tai jeigu jums tai svarbu, kviečiu spausti mygtuką ir prisijungti prie online kurso.